Andriu. Ką? Matau dabar toks susiparinęs. Aš nežinau, Žinai, man tie... aš tau noriu paklausyti, aš tavęs normaliai noriu paklausyti. Nejudėk, nes nesimatys, išeisi iš kameros, supranti, iš kadro. Tai čia dėl to tu man davėjai, ar tau režisierius leido mane mušti iš viso? Žiūrėk, dar nepradedam, dar nėra grimo net važiavo, dar turi mane papudruoti, supranti, aš nesifilmuoju be pudros. Aš žinau, kad aš tau atsikeršysiu, man atrodo, aš tau tai pagrimuosiu. Čia tu apie tą sceną mūsų? Apie tą sceną, aišku, ar tau tikrai Vytas leido mane skriausti? Aš noriu sužinoti. Ar jisai tau buvo pasakęs, Andriau, duok Adomui į galvą? Žiūrėk, Adomai, aš labai noriu... Atsiprašyti, visų pirma, ne? Ačiū. Labai noriu atsiprašyti, nes iš tikrųjų tai turėjau padaryti prieš filmavimą, nes tarkim, yra tokia taisyklė, kad jeigu tu turi duoti kažkam į snukį scenoje, tai turi prieiti prie žmogaus, apkabinti, sakyti, atsiprašau, aš dabar tave mušiu, bet aš mušiu ne kaip aš, o kaip mano personažas. Bet aš užmiršau per tą visą stresą, šaltį ir taip toliau. Aš suprantu, kad vis tiek pas tokio masto režisierių vaidinti yra iš tikrųjų